Sveiki, tai noriu trumpai papasakoti apie mūsų parduodamą Mercedes-Benz CLE 450 Coupé modelį, naujausias Mercedes modelis. Jau Europoje labai populiarus, pas mus Lietuvoje dar ne tiek, bet to Lietuvoje pasižiūrėjom, kad pardavimuose yra tik tai su mažiukais varikliukais. Tai apie Mercedes AMG Line su Digital Light žibintais. Gal toj pavyks. Čia taip mėlynai dega viskas gražiai. Palaukit, užrakinsim, atrakinsim, gal pasimatys. Ne, neuždega, reikia užvesti automobilį. Pilkos spalvos, su visais vairuojamais ratais, galiniai ratai sukinėjasi. Taip pat važiuojant galite pasirinkti garsą sportinį per kolonėlės. Va toks automobiliukas, kėbulas be priekaištų, ratlankių šiek tiek kanteliai pabraukyti. Automobilio rida tik 7000 km, automatinė bagažinė, kablys, na ir viduj. Pasižiūrim. Žinoma, kad beraktė sistema, 2 originalūs Merso raktai, burmesterio muzika, šildomos ventiliuojamos sėdynės, napa oda. Va tokios sėdinytės. Stoglangis didžiulis. Čia panoraminis turbūt skaitosi jau. Sportinis vairas, 3 kameros, projekcija ant priekinio stiklo, labai graži apdaila. Žiauriai gražus automobilis. Jokių dėvėjimų žymių nėra. Na, aišku, automobilis su 7000 km ridos. Va taip paduoda diržus, kai atsisėdat. Komplektacija yra viena pilniausių. Tai va toks tas automobiliukas. Dar galim pasižiūrėti ir iš šitos pusės. Automobilis su gamintojo garantija. Liepos gale automobilis yra užregistruotas į Veho Lietuva Merso centrą aptarnavimui. Labai prabangus, gražus, sportiškas, jaunatviškas automobilis. Priekyje čia, žinokit, labai net nemažai vietos. Aišku, tai nėra šeimininis automobilis, tai yra automobilis, kas važinėjat dviese ar vienas ir ekstra atvejais reikia atsisėst gale. Na ir aišku, jisai važiuoja tikrai labai gerai, 3 litrų, 6 cilindrų, 280 kW variklis. Tai kviečiu jūs užsukti į Autovaibą, Kubiliaus gatvė 23 arba autovaib.lt, ten pamatysit visus mūsų automobilius, kas ieškotės ar Škodos, ar paprasto automobilio, galbūt ar yra RSQ8 įdomu, ar Bentley's Bentayga, ar BMW, ar Mercedes-Benz CLE AMG PM3, ar elektrinė Audi, ir dar ant kiemo, ten daugybė automobilių. Užsukit ir pasišnekėsim.